Good afternoon. Labą dieną. Šios dienos tema yra comparisons of adjectives. Tai reiškia būdvardžių laipsniavimas. Taigi, būdvardžiai yra laipsniuojami pagal šias taisyklės. Pirma, vienskiemeniai arba one syllable adjectives. Adjectives tai vienskiemeniai galėtų būti žodis big, nice, tall ir taip toliau. Tai su vienskiemeniais būdvardžiais pridedame galūnes IA, IST. Taigi, big laipsniuotųsi taip. Big, bigge ir aukščiausias laipsnis the biggest. Žodelis nice, nice, the nicest. Dviskiemeniai būdvardžiai gali baigtis dviskiemeniai kiemeniai arba two syllable adjectives gali baigtis galūne y ir gali nesibaigti galūne y. Nuo to priklauso, ar mes dėsime galūnes ar žodelius mo ir most. Pirmas pavyzdys. Turime žodelį easy. Kaip matome, žodis baigėsi galūne y, tai šiais atvejais y raidelė nusibraukia ir dedasi galūne. Kaip matote, IEA arba IEST. Ir pavyzdukas galėtų būti easy, easier, the easiest. Easier, the easiest. Tas pats būtų noisy, noisier, the noisiest. Ir panašiai. Dabar turime žodžiai dviskiemeniai, kurie nesibaigia y. Taigi, turime pavyzdį famous. Dviskiemenis žodis, kuris nesibaigia galūne y. Tais atvejais mes dedame žodelius mo ir the most. Taigi, žodis famous laipsniuotųsi taip. More famous ir the most famous. Triskiemeniai ir daugiau skiemenų, three or more syllables, laipsniuojami pagal tą pačią taisyklę. Tai reiškia, dėsime žodelius more arba the most. Pavyzdukas. Turime žodį intelligent ir laipsnį būtų more intelligent, protingesnis, ir the most intelligent, protingiausias. Kai kurie būdvardžiai laipsniuojami ne pagal bendrą taisyklę. Taigi yra atskira žodžių grupė, kurie yra išimtis. Tarkim, žodelis good, geras, laipsniuosi taip. Good, better, the best. Tai būtų geras, geresnis, geriausias. Toliau bad, blogas, worse ir blogiausias the worst. Toliau turime žodelius much arba many. Jie laipsniuojami pagal tą pačią taisyklę. Tai būtų more ir the most. Tai galėtų būti, tarkim, pavyzdukas he has much money, he has got more money ir būtų he has got the most money. O many vartojame, kai kalbame apie skaičiuotinius. Tarkim, many apples, more apples ir the most. Ir paskutinis būtų far, toli, father
ir the farthest. Arba taipogi galima sakyti further arba the furthest. Ir žodelis little taipogi asmenuojamas, laipsniuojamas ne pagal bendrą taisyklę. Tai būtų less ir the least. Taipogi reikėtų atsiminti keletą žodelių, kurie vartojami laipsniuojant būdvardžius. Tai būtų than, lietuviškai tai būtų vertimas negu. Pavyzdėlis būtų he is taller than me. Taigi atkreipkite dėmesį, su žodeliu than vartojamas aukštesnysis laipsnis. Toliau as. Lietuviškai tai būtų toks kaip. Ir pavyzdėlis he is as tall as Jim. Vertimas, jis yra toks aukštas kaip Jimas. Ir atkreipkite dėmesį, tarp as vartojamas žemiausias laipsnis. Tai būtų žodelis tall. Ir jeigu mes turime gale of all, tai be abejo tai būtų aukščiausias laipsnis. Tarkim, sakinukas būtų Vilnius is the best city of all. Taigi, the best. Pats geriausias. Tai tiek, ačiū už dėmesį.